Šiuose serijose parodysime keletą pavyzdžių apie diskriminaciją ir kaip ji apibūdinama. Pavyzdžiai, kuriuos pamatysite, apibūdina situacijas, kurios prieštarauja įstatymams visoje Europoje. Informaciją apie tai, kur kreiptis pagalbos, susidūrus su tokia situacija, rasite video pabaigoje. Pagarbos ribos. Padavėja ir nepageidaujamas prisilietimas. Svajonė vieną dieną tapo košmaru. Jo rankos atsidūrė ant mano kūno. Eik, tai darbo dalis, klientai už tai sumokės. Būk stipri. Neigimo kaina. Atleista už drąsą. Tada dirbo labai ilgai. Jis buvo labai draugiškas, paklausė mano vardo. Paprastai klientai niekada to nedaro, kitiems aš esu nematoma. Vieną dieną jis paprašė manęs kartu pasvakarieniauti. Aš atsakiau, nesupraskite manęs neteisingai, aš čia tik dėl darbo, bet ne kokiems nors santykiams. Kitą dieną mano viršininkas liepė man ateiti ir mane atleido iš darbo. Jis man pasakė, kad klientas dėl manęs skundėsi. Jokio paaukštinimo pareigose, nes nustatytas nėštumas. Tai buvo pilnu etatu valstybinėje ligoninėje. Tai buvo mano svajonių darbas ir visi sakė, kad esu gera darbuotoja. Aš ruošiausi gauti paaukštinimą. Gyvenau geriausią savo gyvenimą. Ištekėjau už savo svajonių vyro. Pastojau. Neilgai po nėštumo pradžios išgirdau, ar tikrai galite atlikti šitą darbą? Žinote, ši darbo pozicija yra labai sudėtinga ir kitais metais laukia daug iššūkių. Todėl mes nežinome, kas tinka. Geriau atsisakykite. Man tapo aišku, mano paaukštinimas dingo. Ar jums yra nutikę kas nors panašaus? Anoniminę žinią galite perduoti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, valstybiniai darbo inspekcijai, profesinėms sąjungoms, karštai linijai. Skenuokite, kad rastumėte visus, kas gali jums padėti.